Sveiki atvykę į Blender Lietuva kanalą dar kartą ir šiandien dar noriu parodyti jums paprastos maskės, kaip atlikti Blenderyje. Kaukės, jeigu lietuviškai, bet kartais tai suprasti lietuviškai, tai mes vadinam tiesiog maskė. Yra aišku sudėtingesnės maskės, bet parodysiu dabar, kaip atlikti paprasčiausias maskės ir kaip tuo pačiu galima jas animuoti, tuo pačiu animavimą irgi parodysiu, kad kiekvieną šitą parametrą iš tikrųjų galima animuoti, bet prieisim prie visko iš eilės. Tai susikuriam kažkokią tai spalvą, geriausia tai baltą, perkeliam ją į video viršų, Y, šiek tiek ją sumažinam, transform, position, scale, tarkim 0,2 ir pasukim kem 5 laipsniais. Čia pozicija, atsiprašau, man reikia pasukti kem 5 laipsniais. Minus kem 5, tarkim. Čia didelio skirtumo nėra, tai dabar biškį pailginsiu ir biškį patrauksiu aš ją. Tarkim, turim dabar jau savo maskę, aš ją šiek tiek prailginu ilgį. Ir dabar kaip sukurti maskę, tai paspaudžiu ant savo turimo vaizdo įrašo, paspaudžiu modifiers. Čia bus tik tai pati nesudėtingiausia maskė, kokia tik tai gali būti. Tai tiesiog mask, color, ir mask, būtinai turi būti mask input tips, mask input type turi būti strip. Naudosim maskę šitą takelį tiesiog vaizdo įrašo. Jeigu sudėtingesnė maskė, tai tada reikia maskę, bet dabar aš jų nerodysiu. Pasirenkam color, palaukiam kol įsikraus ir paspaudžiam H. Ir turime maskę. Ir dabar jeigu aš ją pajudinsiu, reikia vėl padaryti H, jeigu aš ją pajudinsiu. Tuoj užsikrauna ir H. Užsikrovė ir persikėlė. Tai kaip dabar jas po velnių animuoti? Tai animuoti Blenderį galima viską. Iš tikrųjų galima dar vieną maskę padaryti, kad įtvirtinti žinias. Tai Shift A color padarau baltą. Nebūtinai baltą, bet geriausia baltą, kiek aš supratau, žiūrėdamas kitų žmonių vaizdo įrašus. Ir tada susimažinu arba pasididinu, nesvarbu, žiūrint kokio rezultato siekiam, pasukam į kitą pusę, dabar dėl viso ko. Ir tada čia padarom K. Tada einam čia modifiers mask color 0,1 ir paslėpiam. Ir prašau, turime pačią paprasčiausią maskę. Dvi pačias paprasčiausias maskės. Dabar parodysiu, kaip visą tas atrodo tas darinys. O dabar kaip jas animuot. Kadangi čia yra nesudėtingos maskės, tai viskas labai paprasta. Animuot galima Blenderyje viską, tai tiesiog pasispaudžiam H, kad jas rodytų. Ir absoliučiai viską Blenderyje galima animuot. Visur, kur yra taškeliai, net jeigu nėra taškelių, tai tiesiog į raidę reikia paspausti. Tai tarkim dabar aš esu ant 0,6 kadro, bet aš noriu būti ant 0. Tai spaudžiu page down, ant pirmo kadro. Tarkim, noriu pakeisti poziciją, tai paspaudžiu į, užsidega geltonai spalva. Kadangi čia pas mane daug kadrų, tai aš čia pasireguliuoju navigavimą tarp šitų, tarkim, nukeliauju 80 kadrą ir tarkim, position noriu, kad būtų 12 ir 12. Ir paspaudžiu ir tada palaukiu, kol pasikraus,
užmerkiu ir žiūrim. Nepasikeitė pozicija. Kodėl? Nu, žiūrim. Vėl atmerkia. Ai, neužsidėjo kažkodėl mūsų pozicija. Neužsidėjo. Nu, gerai, galima taškeliais animuoti. Kaip ištrint šitus nereikalingus užrakto kadrus, tai tiesiog aš dabar pasižymėsiu visus, padarysiu delete keyframes, ištrinsim visus nereikalingus ir padarysim maskę. Dabar pozicija taip, taip, taip ir taip. Ir dabar, tarkim, pozicija 350. Ir paspaudžiam I, paspaudžiam H. Ir stebim, kaip mūsų kaukė animuojasi. Gražu, gražu. Nu ir jeigu norim šitą kaukę matyti, reikia H paleidę paspausti. O pamiršau pasakyti, dabar atrodys, kad aš atmerkiau kaip mistiškai, tai atmerkimas yra Alt H. Arba tiesiog vėl dar kartą H raidę paspausti. H, nu žodžiu H. Tai tiek šitoje pamokoje, čia buvo pati paprasčiausia maskė ir jau kitus kartus rodysiu sudėtingesnę maskę.